galbūt durna idėja, pamatysim už kokios valandos. Praėjo metai, mašina ta pati, vieta taip pat, prisisuko slėgio generatorius, taip sakykime. Prisukom kompresorių prie senojo variklio. Ir ko mes šiandieną tikimės, kokių skaičių? Kad nesprogtų. Kad liktų visi švaistikliai vietoj. Tai kitaip tariant, čia lygiai taip tas pats variklis kaip ir prieš tai buvo. Dabar viskas iš AMG tiesiog paimta ir prisukta, tai skaitos kaip ir Bolton. O kaip tai veiks, tai pamatysim. Tada kažką ir pakomentuosim. Kiek laiko surinkiniai? Kokius 3 mėnesius. Į kokios pagrindinės problemos buvo kilo, papasakok. Ką tiek daug laiko investavai, kad tai... Tarpas. Telikas liko 4 cilindrų ir dabar patys matot, pakeiskit man žvakę 8 ir pamatokit mano tepalo lygį. Tai variklis tilpo labai gražiai, labai, kaip sakyt, snag, bet žiūrėsim, kaip tai veiks. Labai daug dalykų, kaip radiatoriai, užšintuvai, daug dasidėjo, tai dėl to viskas labai ir išsitempė. Detaliau jau papasakosim, kai automobilio testai prasidės, o šiandieną jums reikia tik tiek žinot, kad mes laikom špygas, jūs komentaruose lygiai taip pat laikot špygas, Aleksas nepasėmė babinų į žakį. Važiuojam. Ir eilinį kartą užsukom pas Valdą, Valdai pasisveikink į kamerą. Ir eilinį kartą mūsų laukia sesija, ganėtinai ilga ir kaip ir minėjau, laikom špygas ir tikėkime dar daugiau galėsim papasakoti truputį vėliau apie šitą projektą ir nereikės jokių tepalų valyti nuo Dino stendo. Aš labai tikiuosi, kad čia viskas išeis, nes jeigu išeina, tada turėsim visai neblogų žinių į mūsų ateitį. Reikia pasižiūrėti, ar jisai šis veiks, neveiks ir tada jau ten galima bus, kaip sakant, gali būti nevaldoma galia, gali būti, kad įsiurbimas kais nežmoniškai, kadangi šiuo momentu yra standartinis kremulys, o keičiant kremulių santykį, keičiasi kompresoriaus sukimosi greitis ir taip keičiasi boostas. Turbo setup'e tu keiti tą springą, kad gautum daugiau boosto, o čia keiti kremulį. O kodėl pasirinkai ne turbą? Čia iš karto greitą atsakymą. Tai kad nėra kur įdėti jas. Ir tiesiog reikia kažką kito. Kaip garsas. Pagesink. Šiandieną žiūrime automobilį, kurį galima būtų vadinti brandintų vynų, jeigu vietoj vynuogių naudotume supuvusius pomidorus. Passatas B5. Kaip ir kiekvieną apžiūrą pradedam nuo išorės. Čia pagal savininką įbrėžimas, čia pagal savininką įbrėžimas, čia pagal savininką įbrėžimas. Rūdis. Lipam vidų pasižiūrėti, kaip prisilaikė salonas. Pala, čia hitsai, o tai kurminis kelias. Wow. O čia, kiek suprantu, Passatas bando apsimest Rolls Royce'u. Sėdynė matė geresnį gyvenimą, vairas praktiškai pasibaigęs galiojimas. Salonas visas išteptas riebalais. Medvirštis. Pažiūrim, kas po kapotu. Skamba patikimai, bet esminis dalykas, kurį reikia pasižiūrėti, ar vienintelis pliusas automobilyje dar vietoje. Kaip ir kiekviena Passato bagažinė, laiko atsarginės dalis, likučiai nuo bulių. Kažkas savininkas minėjo, kad buferiai lyg ir perdažyti. Gal ne šitie? Pagal savininką variklis dirba tobulai. Tada įgarsas savotiškas. Pabandykite atspėti, kokios spalvos mano traktorius. Manau, idėją supratot. Pasiemat kodą krepdesys, susivedat į Car Vertical, taupot savo laiką ir pinigus, susižinot, ar jūsų automobilis buvo su atsukta rida, ar turėjo paslėptų kažkokių defektų, ar tai buvo naudotas taksi ir pasidarot išvadas. Jo, reikia prisukti. O, leido. O kiek įputės slėgiasi? Tai yra momentai, kur beveik baras. Kiek turėt, Aleks? 0,9 kažkur. Kubatūra yra sumažėjus motorą. Jo. Kompresorius ten 5,5 buvo, o jis ten pučia, man atrodo, 0,6 ar 0,7. Jo. Tai automatiškai čia mažesnė kubatūra, jis tais pačiais sūkiais, pučia daugiau. Pradžiai čia užbedu 0,6, va, tvarkingai, 0,7, 0,8. Čia, aišku, reikia biškai išfiltruoti, va, beveik baras yra. Tai va čia va tas tikrasis mappingas, kur gali nutikti bet kas. Ir jeigu galvoji arba mylėsi, kad tai nenutiktų, tai būtinai nutiks. Tai atsiveržė porą veržlių, truputį gavom tepalo, bet nieko, susitvarkėm ir dabar mums reikia
belino daviklio 2 laidus apkeisti vietom. Tai dabar tavam ir užsiemam, tik tai viena problema, kad tas laidas yra variklio ten kažkur už. Kur prieimo nėra, ten kažkur jis yra. Ir dabar Aleksas bandys tai ir padaryti, tai prieit prie to laido, dar po to apsieisim varšus, dar visus patikrinsim ir bandom vėl. Bet jau, kiek minėjo Valdas, turim vieną barą kažkur toli, tai žodžiu, bet dar tik tai pradžia. Kiek mačiau, ten jau 400 arklių turim. Ne, tai čia priėjimas geras. Nes toks vaizdas, kad viena iš vis atsisakė dirbti, nes tas cilindras rodė biškį, kad vėluoja. Tai viena iš jų nustojo dirbti greičiausiai, o kita tik tai ant apkrovos. Dar švaistikliai vietoj. Lūpų nenudažėm. Išėmėm žvakės, pakeitėm tarpelį, o dabar Aleksas keis žvakveidžius ir žvakės tarpusų, pasižiūrėt, ar tai išspręs problemą, nes tokiu būdu tiesiog bandysim tą problemą diagnozuoti. Tai va, turim vieną centrą baltesnį, tai kitaip tariant, jinai kažkiek veikia, o tas, kuris rudas ir realiai nesudega kuras, tai nieko gero. Tai čia yra blogai, čia yra gerai šitoje situacijoje. Tai šitą pakeisim į kitą žvakę ir žiūrėsim, kas gausis, bet tikėtina, kad jau gausis kaip ir viskas gerai, nes kol kas tik šitą matom. Ir įdomiausia dalis, kad čia Merso motoras, o Merso motorė eina ant cilindro 2 žvakės. Tai va čia, kur rodžiau 2 žvakės, tai jos būtent maitina vieną cilindrą. Švaistikliai ne ant žemės, lubos mumins neišteptos. Ačiū didelis Valdui. Mums pavyko. Šiandien skaičiais esam patenkinti ir kaip ir Aleksas minėjo, puikiai pataikėm, kad sankabą atlaikytų. Dar nežinai, išvažiuojant atlaikys. Taip ir ratas iš karto, taip. Gerai, reikia išbėgti. Garsas taip sako Jana. Tavrose. Ok, tai dabar jau diena po mapinimo ir ką mes darom, tai sėdim automobilyje, kaip matote, papildomas akumuliatorius, kad užsikurtų automobilis. Automobilis apdraustas, viskas yra tvarkinga, išimti numeriai, kad galėtų jis važiuoti. Šiuo metu ir sprendžiam visas bėdas, kad jis galėtų praeiti techninę apžiūrą, todėl reikia tų numerių. Šiandienos tikslas yra labai paprastas - padaryti išvadas, suvesti skaičius ir papasakot, kaip viskas gavosi. Nu ir aišku, nuvažiuoti dar į servisą ir ten įsijungti logingą, kad galėtume išdirbti mapą. Kaip tai veikia, truputį vėliau papasakosiu, o dabar pradedam nuo to, kad Firanto plovykloje nusiplanom automobilį. Šiuo metu randamės pas Era Customs ir aš pasiskolinau vieną esminį dalyką. Su šitų dalykų jau principė galima turėti Civiką ir nuo sankryžos visus baust, bet šiandieną... Ok, užsidarė mašiną. Po kiekvienos mapinimo sesijos esmė įjungti logus, ką su vemsais dažnai pamirštam. O logas tai yra paprastas procesas, kai tavo kompiuteris įrašinėja viską, ką kompas gali iš informacijos pasisemt. Tai tarkim, kompas mato tavo RPM-us, kūrą, ten degimo kampus, visą tą esmę, jis įrašo į tokį failiuką ir po to maperis gali tiesiog tą failiuką peržiūrėti ir jeigu reikia atlikti korekcijas. Nes bet kokiu atveju mapinimas vyksta ant stendo, gyvas mapinimas vis tiek reikalingas, kažkiek išdirbti tuos mini dalykėlius, kai kuriems žmonėms to iš vis nereikia. Mes, kai visą laiką smulpeniški esam, tai važiuojant, ypač kai perėmė į kitą lygį važiavimo, žiauriai jaučiasi. Todėl to ir užsiminėjom, tai yra fine-tuninam mapą.
Aš jaugiuosi, nes, ta prasme, kodėl tie filmavimai ilgai vyksta. Pasikaitina automobilis, nes reikia ventiliatorių atjungti, pasiekėm, didesnį darbinę temperatūrą, nušoko šlangą, turim aušinimo skystį ant žemės. Reikia dabar kažkaip taisyti mašiną. Geriausia, kad prie Aero Custom randamės, tai to mes uždėsim tą apatinę šlangą, kuri nušoko, bet kol dirbi prie kompo, taip ir nutinka. Žodžiu, antras dublis, lendu dar į mašiną, truputį pasižiūrėti settingus, bet jo. Bet Aleksas sakė, čia nebus sunku. Tai dabar čia šlangelė, kurią bandysiu atgal ant konusėlio uždėti ir sakyti, kad viskas bus gerai. Bet turėtų neužilgo ir Aleksas pasirodyti, nes nusprendėm, kad prie to pačio yra svarstyklės netoli mūsų. Labas, Seve. Truputį užmesim, pasisversim, kaip automobilis bendrai po visų modifikacijų susisvėręs yra. Nes tiksliai šiuo metu nežinom ir reiktų nuo kažko atsispirt, kad galėtumėm kažką pakeisti, koreguoti ir taip prieiti prie kažkokio rezultato. Nes kai neturi baseline'o, tai tu nežinai, kur judi, tu tiesiog eini kažkur. O dabar reikia aiškios trajektorijos, tai kitaip tariant, reikia pradinių skaičių, nuo kurio atsispirsim, tą ir padarysim. Šiandien sutapimo diena. Lyg ir video netaip turėjo prasidėti ir pasibaigti, bet žodžiu, dar prie Dino reikalų grįšim. Tuoj. Žodžiu, totalą turim toną 256 kg ir ką mes žiūrim, tai front and rear ir pasiskirstymą, tai šiuo metu turim PM6 ir KM4, prieš tai buvo PM3, KM7. Tipo, tu ant tiek momentų, tipo, aš dabar skaičius sakau, tai tipo... Kaip galia blogai, reikia bagažinę grąžinti metalinę. Jo, tai kad jūs suprastumėte, tai tas santykis turi būti atitinkamas su priekiu, tai bet kokio jo negalim palikti. Tai mums to ir reikėjo sužinoti dabartinį informaciją ir ką aš matau. Galėjai mašiną įkrist? Tai žiūrėk, pasigerinau procentai. PM5 ir KM5. Tai čia gal tai yra 9 bus per daug išlengvintas? Žinai, kaip būna. Prisilengvinsi po to. Ne 9, tai konkrečiai kvepia spoileriu. Tai trumpai dabar jau, kadangi įsivėlėm į svėrimą, tai pasakoju, kokie veiksmai vyksta. Dabar turim tam tikrą santykį. Atsispirimo taškas. Mums reikia tiesiog kilogramų skaičių tarp įstrižainių, bendrai sužinot, kur koks svoris yra, kad galėtumėm jo manipuliuoti. Tai dabar pabandom lengvas manipulacijas su durimis, su bagažinė. Pasidarysim lengvas išvadas ir tada jau prieisim prie konkrečių išvadų. Tai kitaip tariant, dabar daug veiksmo, po to kažkada bus rezultatas ir pasidalinsim jo. Tai žodžiu, pasidarom šius darbus, įsipilam vandenį, nusivorinam vėl per naują automobilį ir važiuojam paklausyti V8 garso. Tai mums esmė, kad suartintos skaičius pakeitėm duris į stiklo pluošto, dėkui senkutę pasiskolinam trumpam, grąžinsim, nesugadinsim. Įdėjom akumuliatorių į galą, kad galą apsvert, kad gale būtų daugiau svorio. Tai šiuo metu procentaliai lyg ir viskas prognozėmis good, tai reiškia jau kaip ir žinom, kur reikia eiti ir ką reikia keisti, tai principė jau laiko sutaupėm su spėjimais, tikslių spėjimų nebus. Dabar jau tiksliai žinosim, ką reikia pakeisti, kad išsisvertų mašiną tai kaip reikia ir po to vėl grįšim į Aero Customs ir vėl pakartosim su visais pakeitimais, jeigu jie bus. Atkeliavom į kitą stotelę Desiga, paskambino, paklausė, ar tikrai nori tos spalvos, kurią pasirinkai, nes yra dar pasirinkimo. Atvažiavau pasižiūrėti, toliau jau tęsim savo reikalus. Šokam kitą kadrą. Tai ką, nuvažiavom atokiau, kad netrukdyti gyvenamosiose vietose, bet kokiu atveju žmonėm. Tai mano tikslas yra tiesiog tam tikrais bėgiais truputį duoti apkrovos ir kad tiesiog įsirašytų informaciją į logą ir tada jau galėtum aperis atitinkamai su tą informaciją kažką dirbti. Tai va šiandienos tikslas toks ir buvo ir pasidalinti garsu, kokį gavom su kompresoriu. Wow. Ir čia net nėra didelio greičio, čia esmė trauka. Wow, kaip jinai traukia. Wild. Dar tikiuosi padangos prašils. Didesnį sugebimą turėsim.
Atvažiavau į tą vietą, kur čia pilna burnautų, tai neklauskit, tikrai ne mano automobilis, gavosi wow. Atvažiavau čia užbaigti video, bet net nežinau, ką pakomentuoti. Iš tikrųjų, garsas kosminis, trauka kosminė. Greitai su šito automobiliu neįmanoma važiuoti, ta prasme, bet kokiu atveju driftui ruoštas automobilis, tai pas į priekį išskiesti priekiniai ratlankiai. Dėl to su jo daugiau ir 90 niekaip nepavažiuosi realiai, nes po to jau tiesiog kratosi vairas, ten jau prasideda nesąmonės. Šakės, vat realiai toks mūsų planas į Pro lygą, tiksliau tas planas, kurį dar reikia gyvendinti, nes čia viskas šiuo metu yra testuojama ir jeigu visi testai atsilaikys, papasakosim detaliau kaip kas, bet esmė tokia, turim 500 arklio galių į veleną, kitaip tariant turim tai, ką jūs vadinat 500 arklio galių ir 700 N. Sveikinu Aleksą su tokiu darbu atliktu, kuris suveikia, tai žodžiu šaunuolis, dedam laiką, parašom komentarą, kaip jums patiko garsas V8 ar ne ir laukiam kito epizodų. Šiam kartui tiek, su jumis buvo Krebždesys ir būkite saugus.